kuris užsidaro, ne, apie jauną moterį, kuri atlėkė į metro stotį ir įspėja į traukinį. Durys užsidaro ir toliau yra rodomas jos gyvenimas, kas įvyko, kai ji suspėjo į tą traukinį. Ir kita filmo dalis yra tokia, kad atbėga ir nespėja į traukinį. Nu, ar atvirkščiai kažkaip tai ten buvo, ar pirma spėjo, paskui nespėjo. Tai kai gavau Vitalijos žinutę, man kažkodėl šitas filmas taip ir iškilo prieš akis. Aš spėjau įlipti į Neolife traukinį, durys užsidarė ir mano bilietas turbūt buvo mano pirmoji konferencija, vienos konferencija. Iki tol aš dalyvavau, vartojau produktus, mėgau keliauti ir išvažiavau su kompanija į pirmąją savo europinę konferenciją ir ten, kažkas spraktelėjo mano galvoje, aš pamačiau, dabar tikrai žinau, ką pamačiau galimybę. Galimybę, nes žmonės įvairiausių profesijų, įvairiausių tautybių, jeigu panorėjo ir pasiekė gana didelių ir gražių rezultatų. Ir aš supratau, kad jeigu aš nieko nekeisiu savo gyvenime, aš gana sėkmingai dirbau kosmetologė, bet šitoj veikloj ir mano tam versle yra ribos. Ribos vis tiek, kiek tu gali paimti klientų, kiek tu gali tobulėti, kiek tu gali uždirbti galų gale, o jau kiek tu gali atostogauti, tai jau tos ribos ten iš viso yra tokios. Ir aš galvoju, kad pirmiausia, pati didžiausia dovana man per visą šitą 16 metų, nors šiokia tokia pilnametė, tai yra mokymasis. Nes, žinot visi, ar ne, kad kai pristatai, tenai tas pirmasis Steveno puslapis būtų labai geras mano pavyzdys, kai aš nusprendžiau ne tik vartoti produktus ir daryti verslą, tai tas entuziazmas, troškimas ir noras įrodyti visiems, kad šitie produktai yra vieni iš geriausių pasaulyje. O kaip tai įrodyti, aš turiu tapti žinovu, ekspertu, aš turiu mokytis. Ir iš to užsispyrimo ir noro įrodyti, kad produktai veikia, kad viskas veikia, aš labai daug mokiausi. Ir tai yra viena iš didžiausių dovanų, kurią aš patyriau eidama kartu su visa Neolife bendruomenė. Aš tikrai tapau produktų ekspertu. Šitas žodis dabar čia būna kritikuojamas, ar ne visi viso ko ekspertai, bet aš tikrai tapau produktų ekspertu. Ir toliau besigilindama, aš supratau, kokį poveikį žmogui daro maistinės medžiagos, maistas ir kiek mano klientės daug nežino. Ir savaime išsigrynino net ir mano profesiniai veikloj, aš pasirinkau būti sveiko grožio atstove. Ant mano kabineto durų kabo sveiko grožio filosofijos lentelė. Jau dabar atsirado ir paskyra sveiko grožio filosofija. Ir ta paskyra, tarp kitko, atsirado dabar šitam chaosiniam laikotarpiui, kai visi viską moka, visi visko mokosi, visi visus vieni kitus moko, atsidarykim socialinę erdvę, tai visi moko, visi yra mokytojai. Tai mano paskyra atsirado irgi iš to didelio pasipriešinimo, kad aš ten neįsiu ir aš to nedarysiu. Yra pokyčiai, kurie mes, kaip Algis sako, labai priešinamės, bet jeigu perlipam, įveikiam tai yra didžiulis pasiekimas pačiam savo prieš save. Kai tapau produktų ekspertu, aš dirbu daugiausia su moterim. Kabinete pas mane ateina moteris, ar ne? Mano komandoje yra daugiau moterų. Tai pradėjau rinktis kitokius mokymus, psichologinių žinių. Ir tas noras mokytis, nesustoti, tikrai yra būtent šitos bendruomenės buvimo Neolife dėka. Aš iš tikrųjų turėjau kelis
sunkius etapus galbūt šitoj kelionėj 16 metų, ar ne? Pakilimas, kada aš įrodžiau visiems, kad veikia, tai buvo, žinot, vieno vakarėlio metu, kalėdinio vakarėlio metu, aš pasakiau, kad man nusibodo būti senjora, tai yra senior menedžerė, kad aš noriu būti direktorė. Tai buvo gruodžio mėnuo, aš berods vasario mėnesį tapau direktorė, o gruodį aš tapau safyrinė direktorė. Ir visą tai aš padariau ten, kur Stevenas vakar nupiešė, to entuzijazmo, troškimo, noro įrodyti, mokymosi dėka. Aš supratau, kad aš galiu įkvėpti žmonės. Atradau savyje, tokių savybių, kurios mane stebino. Nes aš tokia labiau gal būdavau intravertiška ir mažiau tokia dominuojanti kažkur tai aplinkoje. Atradau save visiškai kitokią. Ir dar ką aš išmokau čia, mes visi žinom tokį labai gerą posakį, ar ne, kad geriausia, kai klaidos, mūsų daromos klaidos tampa mūsų pamokomis. Bet labai dažnai mūsų daromos klaidos tampa mūsų stabdžiais. Ir kai atrandi tą vietą, kur tu jau užmynęs ant stabdžio, darai visiškai ne tai, ką reikia, tai jau yra labai didelis dalykas. Atskirti savo klaidas kaip pamokas ir kaip stabdžius. Na, pavyzdžiui, kiek laiko sugaišta bandyti prikelti žmogų, kuris visiškai nenori to, ką tu įsivaizduoji, kad jis nori, ar ne? Kada mes dirbam su savo komandos žmonėm ir vis su tais pačiais, ir vis tą energiją nukreipi į tuos žmonės, tu nebematai aplinkui. Nebematai aplinkui, kiek žmonėm visko reikia. Taip atsitiko ir man toks lūžis buvo, kada jau tai komandai atrodo viską išdalinsi, viską duosi ir supranti, kad niekam nieko nereikia, ir to nenori, ir ten neteina, nei Zoom'e dalyvauja, nei čia dalyvauja. Ir galvoju, tada aš jau esu pasakojus tą istoriją savo, kad galvoju, jums nieko nereikia, bet aš tai esu dabar jau tokia brandoj, išminty, žiniose, jau daug tų ekspertų vardų savo prisiklijavau, eisiu ten, kur žmonėm reikia, ir išėjau savanoriauti. Ir tai buvo tikrai kaip Dievo ženklas. Aš, kai pradėjau dirbti pagalbos moterų linijoje, aš supratau, kad visa pusė, 2/3, nežinau kiek skaičių Lietuvoje žmonėm visko reikia tą, ką mes turim. Pirmiausia, reikia sveikatos, kad susitvarkyti nervų sistemą, ir reikia bendruomenės. Reikia vietos, kur žmonės galėtų būti saugus, kur galėtų kalbėtis, kur galėtų bendradarbiauti, nekonkuruoti, nepyktis. Tai buvo man toks lūžis, kada aš supratau, kad o kur geriau? Kurioj veikloj geriau gali atrasti, ką pasiūlyti žmogui. Labai faina man dirbti kosmetologė, aš dirbu 25 metus ir ką aš galiu padaryti? Išleisti laimingą moterį. Dabar aš turiu daug psichologinių žinių, aš galiu ją paguosti, aš galiu ją papuošti. Bet čia, šitoj veikloje, aš iš esmės galiu pakeisti vienų ar kitų žmonių gyvenimus. Ir žinot, kada mes kalbam apie svajonių komandas, aš visai neseniai galvoju, kas tai yra ta svajonių komanda. Ten, kur lyderiai geri, ten, kur sėkmė veržiasi per kraštus. Aš supratau, kad mano svajonių komanda, mano komandos nariams, ji turėtų skambėti taip, kad išmokyti svajoti. Nes dabar aš susiduriu su moterimis, su žmonėmis, kurie neturi svajonių, arba jos yra visiškai menkos. Tai buvo toks atradimas man, čia visiškai neseniai. Tiesiog bebūnant, bebendraujant, bet žmonės užsidėję savo tiek ribų, kad, o Dieve. Ir prieš 2 savaitės mes turėjom mokymus, aš dalinausi savo naujai perskaitytą knygą, kurią pritaikiau savo gyvenimui, kad tai yra toks japonų
metodas kintsugi, kada sudūžta vaza ir japonų meistrai klijuoja šukes, renka šukėmis tą vazą ir klijuoja aukso klijais. Tai vat visą tą kelionę 16 metų Neolife'o aš matau ir suprantu, kad aš gana išmintingai, nu ne visai iki galo, bet gana išmintingai kritau, dužau, bet klijavau save aukso klijais. Ir tie klijai yra šita bendruomenė. Kada galbūt išgirsta žodis vienas pasakytas mano adresu, pastiprino kažkada mane, tas žmogus gal visiškai net neprisimena, kad jis taip darė. Ir net darbas komandose, tu gauni tokį impulsą, idėją, kada tu pasidarai stiprus. Ir šiandien aš save matau kaip, labai gražią vazą, kurioje yra aukso klijų. Ir visa tai yra Neolife bendruomenės dėka. Tai, žinokit, pasakiau visai ne tą, ką norėjau. Tai ta vaza ne klijai suklijuota, pati auksinė vaza tapai. Dar nesakėčiau. Bet jau, tais jau. Pasakyk, ką dar daryti. Tai čia dar 15 minučių. Ačiū, Lonyte, tikrai tavo.